Sveiki, mėly Extra FM klausytojai. Eteryje laida Pilietinis atsparumas ir šiandien mūsų laidoje aš, kadetė Samanta Savo Petro ir svečiuojasi Vytenis Petrusevičius. Sveiki. Sveiki. Taigi, papasakokite apie save, savo darbą bei hobį. Gyvenime esu grafikos dizaineris, turiu savo įmonę, esu bendras savininkas ir mes kūrim gražias šiukšlės. Tai yra pakuočių dizainas. Hobis mano yra šiuo metu, sakykime, dviračių. Mėgstu važinėti dviračių. Visur ir visada. Kodėl pasirinkote darbą šioje srityje? Dėl to, kad kai reikėjo man rinktis darbą, narkotikais prekiauti tapo nelegalu. Dėl to pasirinkau šitą darbą. Juokauju, suprantama. Tiesiog mokėjau piešti. Kokios savybės reikalingos jūsų darbe? Kaip ir turbūt kiekvienam darbe reikalinga žinoma, kūryba, reikalinga nuoseklumas ir darbštumas ir tikėjimas tuo, ką darai, kad tai yra gerai, ką tu darai. Papasakokite, kaip atrodo jūsų tipinė darbo diena? Atsikeli ryte, anksti keliuosi, išgeriu puslitrį vandens, sėdu ant dviračio, nuvažiuoju 20 km, tada atvažiuoju į ofisą, nusiprausiu duše, persirengiu ir sėdu prie kompiuterio dirbti. Perkime prie klausimų apie iššūkius ir jų įveikimą. Taigi, kokie didžiausi iššūkiai, su kuriuos susidurėte savo darbe? Mano darbe iššūkių specifika yra deadline'as, prastai vadinamas. Tai yra projektas, tu jį būtinai vėluoji daryti ir jį reikia padaryti. O būna deadline'ai baisus, kur reikia padaryti kelių savaičių apimties darbą per savaitgalį, pavyzdžiui. Ir tai yra iššūkis. Tada tu turi labai organizuotis gerai, mobilizuotis ir padaryti, nes tai yra reikalinga klientui. Ar galite papasakoti apie konkretų atvejį, kai susidūrėte su iššūkiu, kuris buvo labai sunkus ir kaip su juo susidūrėte? Senokais buvo toks, nes buvo mažiau patirties, sakykime, ten buvo produktas, reikalingas buvo greitai jo dizainas, buvo reikalinga jo išorinė reklama ir video reklama. Ir visą tai reikėjo vienu metu kartu per trumpą laiko tarpą padaryti, kitaip tariant, pajungti daug žmonių ir sunkiausia yra juos sujungti, kad jie dirbtų kartu. Nes aš neturėjau tokios patirties ir tai man buvo iššūkis, bet dėkui Dievui, daugmaž viskas gavosi ir pavyko. Kas jums padeda įveikti iššūkius? Tikėjimas, aš esu praktikuojantis katalikas, tikintis. Visame kame man padeda tikėjimas. O kas jums labiausiai motyvuoja, kad įveiktume tuos iššūkius? Motyvacija yra tai turi tikėti tuo, ką darai. Ta prasme, žmogus neturėtų imtis dalykų, kuriais netiki. Turim čia renkantis darbą, renkantis veiklą, renkantis gyvenimo būdą. Ir jeigu tu tuo tiki, kad tai yra prasminga, reikalinga ir teisinga, tai viskas ir pavyks. Taigi, perėmė prie klausimus apie pilietinį atsparumą. Kas jums yra pilietinis atsparumas? Pilietinis atsparumas man tai yra žinojimas, kas tu esi. Grįžtam prie to pačio. Tai, sakykime, šiuo atveju aš esu lietuvis, aš tikiu tuo, aš žinau kalbą ir žinau šalies istoriją. Tai yra pagrindiniai dalykai, kuriuos turi žmogus turėti šitą savybę, žinoti savo kalbą gerai, istoriją. Jinai turi būti prasminga, kad tu būtum atsparus išoriniai propagandai. Šiuo atveju konkrečiai Rusijos, kuri yra priešiška. Ir tam, kad pamatyti ją užslėpti, kurios yra labai daug. Tarkim, čia konkretus pavyzdys dabar, pulkininko Škirpos viso naikinimas yra. Tai čia nuo sovietų laikų, turiu minį, pasakysiu paprastesnį pavyzdį. Ta prasme, galbūt ir klausytojai supras, visą laiką Lietuvos partizanai buvo vadinami banditai. Ta prasme, kad jie buvo banditai. Šitas naratyvas eina nuo sovietų. Nevardinsiu pavardėm, bet yra ir dabar pas mus žmonių, kurie palaiko šitą idėją. Ta prasme, ir aš esu tikras, kad galbūt palaiko naudingi durniai, bet dalis tiesiog yra finansuojami. O kokie 7 pilietinio atsparumo pažymį mūsų visuomenėje?
mūsų visuomeniai du žmonės yra, kurie man yra pavyzdžiai po pilietinio atsparumo. Vienas jų mažai žinomas yra Richardas Čekutis. Būtų sunku interviu metu papasakot visą jo vis dar einamą kelią, bet tai yra žmogus, kurio nesustabdė jokie dalykai. Nuo idėjų, kuriomis tiki. Jis tiki tautiškumo idėjom, gyvena, sakykime, tą senąją tautinę Lietuvą, kurie visi žavime Smetonė, ir jis nuosekliai to keliu eina. Kitas pavyzdys yra Aušrys Krikščiūnas amžinatilsį, mano artimas bičiulis, kuris irgi, sakykime, ėjo to keliu. Kaip jūsų profesinė veikla galima prisidėti prie pilietiškumo ugdymo visuomenėje? Propagandos kūrimo. Mūsų propagandos kūrimo. Teisingai. Kadangi švietimas pas mus yra, švelniai tariant, jo nėra. Jokio tautinio. Tasme, mokykloje mokiniam, mano galva, aš pats turiu vaikus, kraunamai galvas yra šlamštas. Tai reikalinga propaganda tada, kad ir kaip tai nuskambėtų galbūt ir banaliai ir negražiai, reikia išmokyti žmonės didžiuotis tuo, kad tu esi šitos tautos atstovas ir motyvuoti, kad ne tik didžiuotis, kad tiesiog, nes joks nuopelnas tiesiog esi lietuvis, kad tu turi kažką ir pats prisidėti ir padaryti dėl šito šalies. Tikėt šalim, kad daryti ją. Ne vyriausybė, ne valdžia, o mes esame valdžia. Nėra iš viso valdžios. Tie žmonės yra administracija paskirta skirstyti mūsų mokesčių pinigus ir priiminėti įstatymus, kurie turi būti naudingi visiems, o ne kažkam, vienam ar ten dviem. Tai va. Kol šito nebus, tai manau, bus sudėtinga. Tai va, aš manau, kad aš galiu prisidėti propagandos kūrimui. Ar teko savo darbe susidurti su grėsmėmis mūsų visuomeniai? Konkrečiai darbe viduje, aišku, ne, bet dirbant, kadangi aš klausau labai, kadangi laiko klausau daug, reiškia ir mūsų blogosferos, ir reiškia ir užsienio, ir mūsų priešų, nes aš moku priešų kalbą labai gerai, kas yra gerai. Tai žinoma, be abejonės, aš matau propagandą, kur yra taikoma mūsų klausytojų, tai ypač vyresnio amžiaus žmonėm ten, tas naratyvas prie Ruso buvo geriau ir taip toliau, jis niekur neišėjo, nesibaigė, jis pakeitė formą. Ir panašiai ir jis yra, ta prasme, ir socialiniuose tinkluose, ir išlenda ir televizijose, matomai, nes aš jų nežiūriu, bet aš spėjau, kad irgi bus. Bet šitą reikėtų analizuoti giliau, ta prasme, aš grynai mėgėjiškai, pats dėl savęs, kad žinau. Jo, bet tai yra, priešiški dalykai tikrai yra ir jie dabar ypatingai ryškus nuo aktyvaus karo pradžios Ukrainoje. Kaip tas grėsmės spaudos darbuose galima identifikuoti? Kaip identifikuoti? Grėsmės visuomeniai spaudoje. Nėra sunku, kaip pasakyti, tai jeigu tu turi pakankamai žinių, kaip aš minėjau, ta prasme, jeigu žmogus yra apolitiškas, tarkim, domisi tik tai siaurai, sakykime, ten, vietiniam kažkokiam žiniom, tai aišku yra sudėtinga, arba jeigu tu iš viso nesidavė. Bet jeigu tu domiesi politiniais procesais, net nemogu pasakyti, tu tiesiog matai, taip kaip pavyzdį, tarkim, skaitai tekstą ir tu staigiai susivėgi, kad tas tekstas yra užsakytas, supranti, kas jį galėjo užsakyti, dėl ko užsakyti ir taip toliau. Tai čia, kas liečia politikus, tarkim, kur net atvirai yra, netgi būna užsakymo numeris parašyti. Tai lygiai taip pat ir priešiška propaganda yra pumpuojama tik tai be užsakymo numerio, nežinau, kaip ten atsiskaitoma, bet jinai yra. Pavyzdžiui, negalėčiau vertinti, bet dažniausiai tai yra kaip nors ginama, tarkim, net ir tas naratyvas geri rusai. Mano akimis nėra gerų rusų. Tiesiog nėra, prasme. Tiesiog yra vienas klausimas, kieno Krymas. Gavai atsakymą ir viskas su to rusų aišku. Labai nedaug rusų atsako, kad Krymas yra Ukraina. Kas yra tiesa? Ir aišku, tie rusai yra visi ne rusai. Jie visi turėjo pabėgti, nes juos už tai sodina. Tai gal jie yra geri rusai, jeigu tai galim pasakyti, bet yra pavyzdys, reiškia, žmonių, kurie vadina save disidentais, jie pasitraukė į vakarus, darė ir Vilniuje konferenciją ir tiesiog pasižiūrėkit jų įrašus ir suprasit, kad, tai sunku suvokti, jie yra disidentai atseit, bet jie vis tiek gina kažkokios imperinės savo dalykus,
kol rusas gina imperinius savo dalykus, man jisai joks ne disidentas ir ne joks, kaip pasakyti, toks pat putinistas. Taigi, perkime į klausimus, į kuriuos laukime jūsų atsakymų apie pilietinio atsparumo skatinimą tarp jaunimo. Mano supratimu, kad, kaip ir sakiau, kad pagrindinė problema yra, dėl ko to nėra, tai yra švietimas. Bet aišku, mes dabar negalime staigiai visko pakeisti. Bet tarp jaunimo, jeigu yra iniciatyvių žmonių, jie turėtų tiesiog padėti jaunimui susigaudyti situacijų. Nes aš tikiu, kad dalis jaunimo, aš pats buvau jaunas, man greičiausiai irgi būtų nelabai įdomu tas karas ir geopolitiniai procesai. Bet jaunimas turi suvokti, kad jų baigtis turės tiesioginę įtaką jų ateities gyvenimui. Ta prasme, konkrečiai turės. Ir kad tu nuo to nepabėgsi kitur, nes tai turės įtaką. Šitie procesai turės jau pasauliniu mastu, manau, įtaką. Galbūt Argentinos gyventojams neturės didelę. Mums, mes esam pasienės su priešiška šalim, tikrai turės. Šitą reikia žinoti ir suvokti. Tiesiog neatsakinga yra šito nežinoti arba ignoruoti. Aš taip galvoju. Kaip manote, ar mokykla yra pagrindas ugdant mūsų visuomenės pilietinį atsparumą? Be abejonės. Ir manau, kad mokykla šito absoliučiai nedaro. Nes rezultato bent jau aš nematau. Aš bendrauju su jaunimu ne tiek daug, kiek norėčiau, bet kaip pasakyti, panašu, kad nelabai daro kažką šito klausimu. Jūsų nuomonė, kaip galima skatinti pilietinį atsparumą tarp jaunimo? Propaganda. Kadangi mokykla to nedaro, niekas, kaip pasakyti, aišku, pagrindė tai būtų reformuoti mokyklą, padaryti ją orientuotą bent iš dalies į tautiškumą. Tai čia būtų ta prasme, nes, kai nėra idėjos, tai, ką mes galim pasakyti jaunimui, būk atsparus. Tu tiesiog būk atsparus. Nebūsi atsparus. Arba kaip tu galėjom pasiūlyti, kad tu didžiuokis tiesiog, čia tavo šalis, mylėti už ką? Jis nežino, už ką mylėti. Mylėti už tai, kad jis čia gimė. Jeigu jis nuvažiavo kažkur, jis pažiūrėjo, kad ten, nes jo poreikiai yra geras gyvenimas. Tarkim, pinigai iš niekur, nusipirka noriu ir taip toliau. Tai tokio žmogaus neužmotyvuosi. Tai reiškia, reikia tai pradėti daryti anksčiau, kad žmogus jaustų atsakomybę už savo kraštą, suprastų, kad tai yra jo žemė, jo kraštas ir kad jis prisideda prie to krašto gyvenimo gerinimo ir gauna iš to irgi kažką, tai feedbacką, ta prasme, o šito nėra viso. Tai dabar tiesiog, kaip pasakyti, man labai sunku. Tai aš manau, kad pagrindinis įrankis turėtų būti mūsų propaganda. Prasme, kuriama žmonių, kurie darytų analizę ir darytų ją tikrai orientuotą jaunimą, kad jie susivoktų, kad tai yra tavo šalis, tai yra tau svarbu ir kad tu statysi ją, nes tu dabar esi jaunas, tu dabar mokaisi, tu gyveni tą jaunystę, savo vaikystę, tu nieko neturi daryti, bet toliau turėsi tu perimti savo tėvų nepadarytus darbus, mūsų nepadarytus darbus, sakykim taip. Papasakokite apie savo pilietiškumo idėjas, kurias įgyvendinate. Iš mano įgyvendintų kelios yra bendros su draugais, tarkim, yra viena tokia ryškiausių, tarkim, pats jauniausių idėjų. Yra toks terminas buržuazinis nacionalistas. Taip vadino sovietmetį, kai aš mokiausi šitoj mokyklai, reiškia istorijos komunistinė mokytoja vadino visus tokius, kurie priešinosi sovietų okupacijai. Nes partizanai buvo banditai, o reiškia, jeigu paimti visumą, nes buvo ir neginkluoto pasipriešimo, tai yra buržuaziniai nacionalistai. Tai aš sukūriau dizainą marškinėliam buržuazinis nacionalistas. Tokius gražius, reiškia, tarpukario dizaino stiliuje ir juos galima įsigyti, jie yra parduodami, nesunkiai rasit internete. Senesni projektai tai buvo, reiškia, palaikymas ten iš karto po Maidano Ukrainai, o aš sukūriau dizainą marškinėliam, reiškia, pirmus padariau, reiškia,
ten buvo bandera, labai rusai, reiškia, rusų propagandistai labai žodį bandera visur kišo, kad čia blogai, ten visus vadino tais ukrobanderovcais, tai aš padariau, kad lietuviai banderovcai, žydų banderovcai, gruzinų banderovcai, nes tos šalis siuntė ir savanorius ten padėti, iš tų šalių važiavo kariauti. Ir va tokie marškinėliai buvo, kurie, reiškia, ten kelios organizacijos, aš jiem leidau juos gamins, autorystę daviau pardavinėti, kad paramę skaitų Ukrainai, tai ne visai, sakykim, tai nėra mum nauda, bet ukrainiečių kova, kaip mes patys suprantam, jie kovoja už mus visus. Bent jau aš taip laikau, kas to nesupranta, tai jo yra problema. Tai čia iš tokių, sakykim, komerciškai, jeigu tai galime pasakyti, sėkmingų. Plius aš, aišku, buvau savo laiku pridaręs labai daug memų, kurie papuolė yra tarptautinės net parodas ir mano memai kritikuodavo didžiai dalim, reiškia, antitautinę visą globalistinę tuometinę valdžią, nes visi tie globalistiniai dalykai, jie būtent griauna mūsų šalies identitetą, ta prasme, jie nesiekė jokių būdų reformuoti mokyklos iki galo ir padaryti tą, ką pažadėjo valdžia mum po nepriklausomybės atgavimo, kad jie pažadėjo, kad bus tautinė mokykla. Jos nėra po šiai dienai. Turim, nežinau kokią mokyklą, aš kalbu ne apie jūsų mokyklą, kalbu apie paprastą vidurinę mokyklą. Tai jinai turėjo būti tautinė, bet jos nėra. Kažkodėl nėra. Tai aš galvoju, kad taip. Kaip motyvuojate savo darbuotojus įsitraukti į pilietiškumo veiklas? Aš negaliu motyvuoti suaugusių žmonių, nes jie patys atsakingi už save. Aš tik savo pavyzdžių galiu motyvuoti. Didžiai dalim tai tą ir darau. Jie žino mano pažiūras. Nėra ryškiai nepritarančių. Ta prasme, dauguma pritarė. Pas mane dirba labai protingi žmonės, labai protingas jaunimas. Aš seniausias savo įmonėje. Žmonės pas mane daug jaunesni. Ir aš didžiuojas visais jais. Taigi perkime prie klausimų apie patarimus jaunimui dėl iniciatyvos ir savanorystės ir keli klausimai apie menus. Taigi, ar esate dalyvavęs savanoriškoje veikloje ir kokios buvo jūsų patirtys bei įspūdžiai? Mano turbūt didžiausia savanoriška veikla yra tai, kad aš esu savanoris kariuomenės kūrėjas. Tai ta veikla prasidėjo dar geri metai iki nepriklausomybės atgavimo. Tai yra labai netoli nuo jūsų šitos studijos Lazūnų gatvėje 59 Rusija. Buvo gaminami Molotovo kokteiliai, vėliau granatos, surenkami, taisomi ginklai. Visa tai buvo skirta Seimo gynimui. Mano tėtis to užsiėmė, o aš, kaip pasakyti, to veikloje dalyvavau. Daugiau tokių ryškesnių kažkokių, kurį verta, laikyčiau paminėti savanoriavimo mano asmeninio, kaip ir nėra, tik su kariuomenė surišti, o pavyzdys tokio gero savanoriavimo tai yra toks vaikinukas, kuris yra jaunas šaulys, jis yra mano pusseserės sūnus. Jisai pats savo iniciatyvą nuėjo reiškia, per COVID klinikas ir savanoriavo padėti sergantiems žmonėms. Ta prasme, aš buvau, tikrai nustebęs. Nesitikėjau iš jauno žmogaus tokio. Ir jis man yra pavyzdys, kai žmogus pats priima sprendimą, būdamas labai jaunas ir kiek žinau, ten jį ir apdovanojo, kažkaip tai tai spauda pastebėjo, nes jis ten labai uoliai visą darė, tikrai jis darė ne dėl dėmesio, o darė tai iš širdies, tai labai gražu, kaip pasakyti, poelgis. Ką galėtumėt patarti jauniems žmonėms, kurie nori prisidėti prie savanoriškos veiklos, bet dar nedrįsta žengti pirmo žingsnio? Nuo ko jiems reikėtų pradėti? Manau, kad aplamai žmogus, kuris sugalvoja tai daryti, jis turi kažkokią motivaciją, nes ta prasme, sakykime, ten galbūt tai darai dėl savęs, kad jaustis geriau, kitas tiesiog nuoširdžiai nori padėti. Sakyčiau, motivacija nesvarbu. Svarbiausia yra tiesiog pradėti. Tiesiog nueit, jeigu negali apsispręsti, nueik vieną kartą. Sritį, kurią tu pasirinksi savanoriavimą, nueik ir pabandyk ir pamatysi.
ar tu gali tai daryti ar ne. Aš manau, žmogus pajaučia, nes tikrai ne visi tai gali daryti. Aš tikrai pats už save galiu pasakyti, kad tikrai daug ko negalėčiau daryti. Aš turiu minėti, kad pasakysiu taip, aš geriau pinigais sumokėsiu, bet neįsiu ir nedarysiu. Nes nemoku būti malonus, tarkim, sakykim taip, mano charakterio bruožas yra. Dėl to man sunku, aš dėl to labai didžiuojuosi to berniuku, kur minėjau, nes jis yra labai malonus ir geras. Aš toks nesu. Aš siekiu to, bet mane iki galo nesigauna. Tai aš manau, kiekvienam tiesiog reikia pabandyti, nes bet kuri patirtis yra gerai, teisingai, prasme, ypač gera patirtis, aš nekalbu apie negerus dalykus. Ta prasme, tai čia viena iš patirčių, manau. O plius kai kurie žmonės tam turi pašaukimą, aš taip įsivaizduoju, nes savanorystė irgi pašaukimas yra. Ta prasme, ne visiems Dievas duoda jį. Tiesiog, kaip pasakyti, tu gauni tą pašaukimą, tai tie žmonės turbūt klausimą ar neužduoda. Ar eitiem ar neiti, jie tiesiog eina. Aš taip manau. Žinome, kad esate dirbęs vienoje iš radio stočių Ultravirus. Ar galima sakyti, kad radio stoties bangomis buvo perduodamos pilietiškumo iniciatyvos? Galima ir taip pasakyti, prasme, nes politiška mūsų formaliai radio stotis Ultravirus buvo komercinė jaunimo radio stotis, jaunimo orientuota, nors klausė mūsų, kiek žinau, ir vyresnio amžiaus žmonės dėl mūsų playlisto, nes jisai buvo visiškai kitoks, sakykime, negu kitų radio stočių. O jeigu dar galima pasakyti tai, kad tuo metu dirbo mūsų radio stotyje, reiškia toks garsus žmogus kaip Algis Greitai, kuris darė radio show laidą. Ir būtent radio show turėjo labai aiškę politinį tai dieną aktualią. Sakykime, tų laikų aktualė buvo, kad laikoma buvo viena partija, kurios neminėsiu, buvo laikoma marksistinė, komunistinė, kita buvo laikoma tautinė partija, protingų žmonių partija. Mes palaikėm tą tautinę ir, reiškia, per humorą buvo pastoviai lesami tie, kurie yra mūsų akimis marksistai ir komunistai. Taip, tai galima padinti, kad tai buvo auklėjimas, nes jaunimas, žinojo, apie ką tai kalba, jie juokdavosi, per humorą šiaip daug galima teisingai perduoti dalykų. Tarsi žmogus imliau jos paims, negu ten, kaip dabar aš, mano kalbančios galvos kažkokius įtikinėjimus. Aš taip galvoju. Tai jeigu tai įvertint auklėjimu kažkokiu, tai galima sakyti taip. Dargi reikėtų paminėti, kad tuo metu niekas nejautė tų grėsmių jokių. Mes buvom laisvi keletas metų. Prasme, mes tiesiog džiaugiamės tą laisvę. Aš nemoku pasakyti. Mes džiaugiamės viskuo, ką davė laisvė. Buvo, aišku, finansiškai labai sunku. Dauguma turėjo nepriteklių. Bet tai, kad tu gali tiesiog sėsti ir į automobilį traukinį, lėktuvą ne visi pinigų turėjo, bet nuvažiuoti kitą dieną būt Berlyne, jums turbūt bus sunku tai suvokti, nes aš gimiau tada, kai tas buvo neįmanoma. Tiesiog neįmanoma. Tu net negali radijos normaliai paklausyti vokiečių kalba ar anglų, ten su trukdžiais. O mes patys radijos stotį turėjom savo ir transliavom, ką norim. Mes keikėmės sėti. Tada ir tai dar buvo galim. Netgi sakyčiau, tada buvo daugiau laisvės negu dabar, daug daugiau laisvės. Ir atsakomybės gal buvo daugiau, o po to kažkaip jinai išsitrinė ir tai ir kita. Valdžiai per daug duota. Žmonės patys atsisakė, aš sakyčiau, tuo metu buvo balansas teisingesnis. Ta prasme, žmonės buvo labiau atsakingi, aišku, buvo banditai, buvo ten policija reikalai, bet visa tai norma yra, kai tu iš sovietizmo pereini į kapitalizmą. Ta prasme, tai normalu yra. Bet mano, kažkaip, taip dabar ta mintis kilo, kad tiksliai daugiau buvo atsakomybės ir daugiau laisvės negu dabar. Dabar valdžia daugiau susiemus yra, reiškia, vadelio mus vedžioti. Man tai nepatinka. Bet čia mano nuomonė, tai subjektyviai. Kokios muzikos jūs klausotės dabar? Kai pas jūs važiavau, klausiau drum and bassą. Klausau taip pat roką, sunkų roką. Taip pat klausau naująją bangą. Taip pat klausau disko. Taip pat klausau dalį klasikinės muzikos, tokios populiaresnės, paprastesnės. Žodžiu, klausau beveik viską. Tiesiog klausau gerą muziką.
Kokiame paskutinėme filme esate buvęs? Kas labiausiai įsiminė? Į kino teatrus neinu jau kokią 10 metų panašiai nuo to, nes tiesiog pasidarė sudėtinga žiūrėti filmus, nes Hollywoodą labai užsėdo folk, ta nauja manga, man jinai apgailėtinai yra neįdomu. Žiūriu daugiau transliuotojų kūriamo turinio, tai sakykime toks iš paskutinių, kur tikrai gilų įspūdį paliko, tai yra Breaking Bad serialas. Jisai ilgokas ta prasme. Bet jis tikrai yra stiprus visom prasmėm. Ta prasme, tiek aktoriai, tiek scenarius, tiek charakterių išdirbimas, iki detalių viskas yra tobulas filmas. Labai gerai perteikia, reiškia, žmogaus gyvenimą, kaip jisai nusirita iki nusikaltę. Ta prasme, charizma to aktoriaus, kuris sukūrė tą vaidmenį, yra tiek stipri, kad netgi tu suvokdamas, kad jis yra nusikaltėlis, vis tiek vienu momentu būni lik ir jo pusė tau jo ir gaila kaip žmogaus iš tikrųjų, nes jis buvo geras žmogus. Žodžiu, tai reikia pamatyti, sunku papasakot. O iš kitokio žanro, tai gal labai stiprus man yra prodiusuoti Steveno Spielbergo kariniai serialai, tai yra Pacifika. Tai yra karas, kuris mažai minimas. Tai yra karas Antro pasaulinio karo metu, amerikiečių karas su Japonija. Nes jo kaip visi ignoruoja, kad jo kaip ir nebuvo beveik. Prasme, amerikiečiai ras ir užmetė bombas kažkodėl, o kad žuvo ten jų šimtais, tai niekam. Tai jį svarbu žinoti, jeigu tu domiesi istoriją Antro pasaulinio karo. Tai tas serialas yra labai tikslus, kas yra svarbu istoriškai, atitinka ten, sakykime, daugiau dokumentinis serialas, tai aktoriai sukūrė, kad jie būtų smagu žiūrėti vaidmenis. Bet irgi istorinių tikrų asmenybių. Prasme, nes ten kiekviena serija prasideda nuo to, kad dar tuo metu jis senokas serialas yra, kad dar gyvi tie veteranai, jie dar gyvi patys, jie papasakoja truputėlį, o po to eina filmas, kur jau jį kaip personažą sukūrė aktorius ir taip toliau. Žodžiu, rekomenduoju, bus proga, pasižiūrėkit ir rekomenduoju originalo kalbą žiūrėti, būtinai. Ką patartumėte mums, jeigu jums būtų 16 metų? Kaip pasirinkti savo gyvenimo kelią? Žinoma, mano patarimai, nežinau, ar jums bus naudingi, aš galiu tik iš savo klaidų, ką aš padariau blogai, kad to nedaryt. Tai pagrindinis dalykas, jokių būdų nerūkykit, nepradėkit ir dar svarbiau, jokio alkoholio ir jokių svaigalų nenaudokit. Alkoholis labai daug kas sugadino man gyvenime ir aš linkėčiau nuoširdžiai, kad nepradėkit net jo gerti. Dabar aš labai blaivas jau daug metų, bet tas dėl to, kad man tai nieks to nepatarė ir aš tikrai daug sugadinau savo. Alkoholis aplamai yra blogis. Bet kuri priklausomybė yra didžiausias blogis žmogui. Nes priklausomas žmogus, jis yra priklausomas žmogus. Aš esu priklausomas žmogus. Ir man sunku su tom priklausomybėm kovoti, tai aš linkiu, kad jų nebūtų. Tada daug lengviau gyventi. Tada ir galva šviesesnė, ir siekiai fainesnė. Viskas geriau yra. Patikėkit. Dėkojame Vyteniui Petrusevičiui už pokalbį. Su jumis buvo laida Pilietinis atsparumas ir aš, kadetė Samanta Savo Petru ir Vytenis Petrusevičius. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų kartų.